Sveiki, aš esu Marius Čepulis, o čia yra mano naujausia knyga Anakonda. Kodėl aš ją parašiau? Todėl, kad vienas iš dažniausiai užduodamų man klausimų yra: Mariu, ar šitas gyvūnas pavojingas, ar ką dar galima imti į rankas? Tai visų pirma, neimkite į rankas ir niekas jums nekas. Ne? O šiaip pasaulyje tikrai yra pavojingų gyvūnų, Lietuvoje yra keletas. Tai kad žinotumėt, kurie gyvūnai yra pavojingi, kurių geriau neliesti, prie kurių geriau nelysti ir kaip galbūt apsisaugoti nuo tų, kurie iš tikrųjų jūs nori nusiurbti truputėlį. Tai va, čia yra viskas surašyta, čia yra daugybė nuotraukų, piešinių, kad žinotumėt galų gale, kaip tie gyvūnai jūs siurbia, kanda, ėda. Ir ne tik tai Lietuvos gyvūnai, bet yra keletas ir pasaulio gyvūnų, tai yra jūrose gyvenančių gyvūnų, nes vis tiek jūs ten plaukėt šiltose jūrose ir turėtumėt žinoti, kaip elgtis sutikus kokį nors aštunkojį, pavyzdžiui. Taigi, Anakonda. O kodėl pavadinimas toks Anakonda? Todėl, kad aš esu truputėlį žemaitis. Nes Šiauliuose yra Tilžės gatvė, kuri dalina Aukštaitiją ir Žemaitiją. Aš esu iš Žemaitijos pusės. Todėl ir Anakonda. Tai va, prašom. Šiaip šita knyga turėtų vadintis Anakonda, nes dauguma gyvūnų visiškai nenori jūsų kasti.